Aš esu Mantas Ivanauskas, 4 kurso naujųjų medijų meno studentas. Ir mano darbas yra apie apropriaciją video mene. Mano vardas Paulina Stasiūnaitė. Aš mokusi naujųjų medijų meno specialybėje 3 kurse ir medijų dienose bus pristatomas mano darbas, performances, kurio pavadinimas Aš niekada nieko negyvenau. Medijų dienos, aš manau, jau tampa tokiu tradiciniu reiškiniu, kurį VDU organizuoja jau keletą metų. Medijų meno dienos, mano manymu, yra puikiai terpė kaip VDU studentui, kadangi čia yra medijų meno specialybė, parodyti save, savo darbus pristatyti, kaip taptų žinomesni Kauno rajone. Taip pat, kadangi šis festivalis šiais metais yra tarptautinis, tai gera proga studentai iš kitų universitetų, kurie bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu, kad taip pat rodytų savo darbą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiaip pats renginys iš tikrųjų jis buvo sumanytas labai seniai ir dėstydamas su savo kolegom įvairiuose aukštosiuose mokyklose mes visada sugalvodavom tokių, sakysim, renginių, kurie netilpdavo vien į akademinį ugdymo procesą. Medijų dienos, manau, yra puikiai galimybė visiems naujų medijų menininkam ir jauniems studentams studijuojantiem išeiti į viešumą ir parodyti savo darbus. Nusprendžiau šiame festivalyje dalyvauti, nes yra tiesiog vienas iš lengviausiai turbūt prieinamų šiuo metu, kuris nereikalauja tiek daug darbos iš savo pusės, būtent organizacinio ir visokio kitokio. Taigi, sakyčiau, kad medijų dienos iš tikrųjų yra įdomus renginys, kuris vienyje skaitmeninės kultūros mylėtojus, vienyje akademinę bendruomenę, dėstytojus ir studentus Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Anglijoje, kitose šalyse. Pirmais metais, kai vykdavo medijų dienos, tai man kaip pradedančiai jaunai kūrėjai tai buvo vienintelė proga parodyti savo darbus platesniai auditorijai. Tačiau dabar man žymiai įdomi organizaciniai dalykai ir šito renginio laukiu tam, kad būtų tas jausmas visur lakstyti, viską organizuoti, dėti įrangą ir padėti savo kolegams. Aš manau, kad nuolatinis dalinimasis tarp studentų ir dėstytojų idėjomis, kūriniais, patirtimi yra pats svarbiausias dalykas šiuo atveju. Aš kuriu, nes aš noriu būti menininkė. Tai logiška, manau, pakankamai. O nusprendžiau parodyti savo darbą šiame festivalyje dėl to, kad jisai yra arti, žodžiu, mūsų aplinkoje ir nereikia pačiam ieškoti, o tiesiog labai paprastai tave pakvietė, tu sutikai. Su savo kolegomis mes organizuojame nedidelę fotografijų parodą, kur bus eksponuojami mūsų kūriniai, taigi galima sakyti, kad tiesiogiai ir netiesiogiai visada dalyvauju medijų dienose, ne tik kaip organizatorius, ne tik tai kaip žmogus, kuris kuruoja atskirus renginius, bet visada stengiasi, kad ir nedidelius darbus, kad ir labai nedaug kažką parodyti. Medijų dienose rodo savo darbą, nes norėsiu, kad tai pasibėtų daugiau žmonių, kad pabandytų perprasti visas tas idėjas, kurias sudėjau į savo kūrinį. Manau, medijų dienos yra turbūt kol kas vienintelės mūsų universitete, toks vienintelis kaip ir festivalis, kuris leidžia pasireikšti studentams ir tikėkimės, kad jisai išaugs į didesnį mastą ir taps laikui bėgant populiaresnis. Aš nesakyčiau, kad yra festivalis, nes aš norėčiau, kad jis peržengtų netgi festivalio rėmus. Ir labai tikiuosi, kad jis išaugs į medijų kultūros propagavimo reiškinį, nes jau dabar mes važinėjame į mokyklas, moksleivius taip pat supažindinam ir menų mokytojus su medijų kultūra. Ir jie visada labai entuziastingai mus priima ir sako, kad iš tikrųjų tai yra reikšminga, ką mes darome. Manau, medijų dienos padės ir mano kūrybai, nes kai žiūri kitų darbus, tau kyla savų minčių, kurias galbūt įsireiksi kitais kūriniais.
Ir aš manau, man kaip kūrėjui, kaip dėstytojai yra labai svarbu nuolat jausti medijų kultūros pulsą. Ir lankytis parodose, kurti pačiam, organizuoti parodas yra visai kas kita, negu nuolat jausti akademinę tą veiklą, švietėjišką veiklą. Ir manau, kad visi mūsų dėstytojai jie pasidalina, bet tuo pat metu jie irgi gauna, pajunta tam tikrą pulsą, kuo gyvena jauniausi mūsų kūrėjai, kokias jie idėjas propaguoja. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai dažnai mes įsivaizduojam, kad šiuolaikinė kultūra jau yra labai lokalizuota ir reikia aktualizuoti idėjas, kurios yra čia ir dabar. Bet kita vertus, visi mano kolegos dėstantis užsienyje, ar mano minėtas Sean Kemp, ar Estijos dailės akademijos profesorius Raivo Kelamės, kiti mano kolegos pastebi, kad iš tikrųjų mes gvildename labai panašias problemas.